Alytaus regionas tampa sėkmės pavyzdžių, kaip ES lėšos keičia bendruomenes. Diegiama žalia energija, skatinamas verslumas ir kuriama patraukli aplinka gyventi. Anot Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio, kiekviena investicija tai ne tik skaičius, bet ir apčiuopiamas pokytis vietos žmonių gyvenime. Esame lyderiai Lietuvoje, tarp 60 savivaldybių, kad tik šiandien mačiau pristatymą, tai Alytaus miestas yra 5 geriausiai įsisavinančių lėšas ir investuojančių čia mieste. Manau, kad daugelis pastebi pokyčius, gatvės, žiedai, pastatai, mokyklos, aikštelės, visur vyksta remonto darbai, tvarkymai ir panašiai, galbūt šiek tiek nepatogu. Tačiau kažkada bus labai daug metų bus patogu. Tai o žiūrint į ateitį, esame suplanavę nuo 80 iki 100 milijonų eurų investicijas mieste. Ambicingi projektai, ne tik ES, bet ir miesto savivaldos lėšos. Tai tikiuosi, kad tie, ką jau projektuojam, greitų metų pasileis, tas, kas statom, greitų metų pasistatys, o kai kas dar yra tokie kūrybiniai mintyje, ką darysime toliau, nes turime ambicijų ir miesto centrą sutvarkyti, ir teatro patalpas sutvarkyti, naują biblioteką galbūt statyti, bet šiek tiek dabar vyksta kol kas diskusijos, kokio reikia dalykų ir panašiai. Ir be abejo, reikės paieškoti lėšų ir valstybės biudžete, kad šitoje vietoje, kad ne tik savivalda prisidėtų, ne tik ES, bet ir valstybė, nes yra įvairios programos, kurios irgi finansuoja. Tai miestas artimiausiu metu išgyvens šiek tiek, bus ir remonto, bus ir dulkių, bus ir nepatogumo, bet kai susitvarkysime, tikrai visi pastebės, kad miestas keičiasi ir keičia savo vaizdą. Anot jo, nuo 21-ųjų savivalda pritraukė apie 50 milijonų eurų ES investicijų. Tačiau su verslais, mero manymu, turėtų būti apie 150, o gal net ir 200 milijonų eurų. Alytaus rajonui per tą patį laikotarpį pavyko pritraukti kiek daugiau nei 30 milijonų eurų investicijų. Įmonės Astra LT generalinis direktorius Vaidas Liesionis sako, kad per 8 metus įmonė pritraukė 7-8 milijonus eurų įvairių tipų dotacijų, įskaitant ir europinės lėšas. Be abejo, kad yra svarbu, nes tu lengviau investuoji ir greičiau realizuoji svajonės. Tiesiog tai, ką mes matydavom ten Italijoje, Olandijoje, Švedijoje ar Vokietijoje prieš 10 metų, sakom, wow, kaip gerai, mes naudotą norėtume nupirkti. Šiandien dienai pirkti naudotą daugeliu atveju nėra prasmės, nes gaudamas sąlyginai trečdalį ar tai 50% dotacijų, tu nupirki naują ir turi garantiją, ir turi paskutinį ten technologijų klyksmą. Tai žodžiu, visais atvejais yra būtina, nes jeigu to mes nebedarom, tai vis tiek tą daro konkurentai ir tampa gudresniais už mus. Astra LT kokias svajonės jūsų išpildė? Tų, sakykime, 20 metų senumo svajonių investicijų sąraše buvo surašti dalykai, kurie visi 100% dabar yra. Ir dabar negaliu sakyti, kad mes neturim svajonių, bet šiandien dienai iš labiausiai pasiteisinusių projektų tai mūsų labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių gamybos investicija, tai buvo ir minkšta dalis, projektavimas, ten šiluminiai skaičiavimai, maišymo procesų programos sukūrimas, ir kieta dalis tai buvo gamybinė laboratorija, tai buvo daug unikalių įrengimų, kurie specialiai ten prancūzų, amerikiečių ar kitų gamintojų kurti mums, ir jie tokie kaip ir vieninteliai, sakykime. Tai bet kuriuo atveju tų projektų skaičius yra 14, turbūt galbūt ir virš 20, ir yra geriausiai, arba vidutiniškai nėra tokių, kad būtų nepasiteisinę iš esmės. Jie pasiteisina anksčiau ir vėliau.